Traukinio mašinistai valdo keleivinius ar įvairios paskirties krovinius gabenančius traukinius. Veda traukinį nurodytų maršrutų pagal tvarkaraštį, reguliuoja greitį ir variklio darbą, stebi signalus, šviesas, kelia pavojus. Traukinio mašinistai prižiūri traukinio pakrovimą, keleivių laipinimą, vagonų kabinimą, kelyje gali atlikti smulkų remontą. Esu Titas. Labiausiai patinka matematika, informatika bei ekonomika. Norėčiau dirbti tarptautinėje finansų korporacijoje. Laisvalaikiu dar žaidžiu stalo tenisą. Mano vardas Ineta. Man įdomiausios istorijos, kalbų, muzikos pamokos. Patinka šokti, dainuoti. Norėčiau darbo, kuriame reiktų bendrauti su žmonėmis. Patiktų žurnalistika, režisūra. Esu Vytautas, domiuosi humanitariniais mokslais. Patinka anglų kalbos, istorijos pamokos. Laisvalaikiu groju bosinę gitarą. Norėčiau studijuoti kalbas arba politologiją. Eimantas Mazeitis, profesija elektrinio traukinio mašinistas. Darbo stažas 35 metai. Baigė tuometinę Vilniaus geležinkelininkų mokyklą. Yra ir gerų mašinistų, labai gerų, ir taip mašinistų. Tai koks jūs pirmiausia? Nu, aš jau virš 40 metų dirbu. Supratom. Jeigu aš jau blogai dirbčiau, tai tikrai nedirbčiau. Traukinys yra valdomas ir visur parašyta, kad mašinistas valdydamas traukinį privalo tą atlikti. Stebėti kontaktinį tinklą, stebėti atvažiuojant į traukinį, stebėti šalia dirbančius žmonės, įvažiuojant į stotį, stebėti teisingai paruoštą maršrutą, signalų parodymus stebėti. Nu, čia mes turim užtikrinti eismo saugumą traukinių. Atėję į kabiną, mes įjungiam valdymą. Kas šitas raudonas didelis mygtukas? Čia, tuoj paaiškinsiu. Galima jį paspausti? Mes jį paspausim. Traukinys užgesinamas pilnai. Čia avarinis traukinio atjungimas. Nu, mašinistas ką? Ateina į darbą. Pas mus yra depo budėtojas. Jis išduoda kelialapį. Ir mes einam į medpunktą patikrą atlieka. Kiekvieną dieną tikrinatės sveikatą? Kiekvieną kartą. Ir prieš darbą, ir po darbo. Yra tokia apyrankė. Ir aš įjungiu. Ir yra nuskanuojama mano sveikatos stovis. Ir kada mano sveikatos stovis pasikeičia, traukinukas pirmiausia duoda signalą. O, čia. Paspaudė mygtuką, patvirtinu, kad aš esu sveikas ir tada traukinukas toliau važiuoja. Nepatvirtysiu, per 7 sekundės traukinukas sustos. Patikrina, kad viskas tvarkoje, viskas atlikta, traukinys paruoštas į reisą, mes jį užsitaisome ir nustatyta tvarka tikrinami stabdžiai. Ir vat mašinistas sustabdė, čia parodo šios langelius, kad traukinys sustabdytas ir mes turim praeiti iki galo, patikrinti, ar visi vagonai stabdo. Einam toliau, žiūrėsim iki galo. Prašau. Išvažiuojant į reisą turime atlikti būtiną darbą, kad užtikrint traukinio eismo saugumą. Jungiam šitą mygtuką į jungimo padėtį. Į čia, į mane. O, galima. Rankeną į T ir reikia laikyti, kol pakils greitis 2-3 skaičius. Labai geras jausmas. Sakau, aš tai labai patiktų man taip važinėti, o ypač jeigu dar išvysti didesnį greitį, tai va tai šis pasaka. Nauja era pasirodo, pasidarė pas mus geležinkeliuose, oro pagalvės, tai dabar iš viso nieko nesijaučia, važiuoja, tai va. Vat, kad tyliai važiuoja, kad nebariškėjo, ten to nebuvo, labai, tai keista. Man netgi trūko to, iš tikrųjų, jis toks tylus. Man tai kaip tik labai netrūko, nes erzina tie garsai traukinį. Apskritai šitas traukinys buvo tobulas. Kaip jūs atėjote į šitą versliuką? Nu, tais labai senais laikais. Mano klasioko brolis dirbo tada geležinkelį garvežio mašinisto padėjėjo. Ir jis taip gražiai pasakodavo, kaip tas garvežiukas važiuoja, puškuoja, veža tą sąstatą. Nu ir aš susidomėjau tuo darbu ir atvažiavau 67 metais atvažiavau į Vilnių. Dabar jau toks yra ateina amžius pensininis ir daug mašinistų greit išeis. O užtat yra dabar ruošiami jauni specialistai, būsimi mašinistai. Eikit, mokykitės mokyklą, geležinkelio baigsit, ateisit čia, dirbsit konduktorių. Dalinai mašinisto padėjėjo pareigas atlieka konduktorius. Jau jūs įgauna tam tikras žinias, vėl būsit nukreipti į kursus. Nu ir ateis laikas jums patikės, bet apie 10 metų tai tikrai
maždaug turi praeiti šitą visą procedūrą. Įsivaizduojat, mes visą gyvenimą vien tiek egzaminus laikom. Kas 2 metai egzaminus mus testuoja. Jūs galvojat, įsilaikai kaip automobiliniam transportui visą gyvenimą vairuoji? Ne, to nėra. Labai gerai, kad taip vis tikrinami jie, juk esi atsakingas ne tik už save, bet ir už kitus žmonės, tos keleivius. Ateis laikas, kada mes važiuosim gal kažkur tai net ir į Vokietiją, ir į Čekiją, ir dar toliau. Greitaigiai, ant magnetinių pagalvių, viskas mažai kuo skiriasi kaip ir nuo lėktuvo beveik. Ir reikėtų pravažiuoti kabinoje mašinistą ir jūs įsitikintumėte, kada 120 lėki. Laukiniai žvėrys stovi, žiūro, kai mes lekiam. Gamta graži, pas mus labai Lietuvoje graži gamta. Kai važiuoja į stotį, daug žmonių laukia, visi su šypsenomis, kai pamato šitą naują elektrinį traukinį. Malonu matyti, kad tu veši tiek daug žmonių. Toks mielas, geras tas mašinistas, labai man jisai patiko, toks kaip iš filmo. Toks atrodo solidus, toks tvarkingas, atsakingas žmogus. Reikia to atsakomybės jausmą turėti, kad nemalkas veži. Kaip dažni troleibusų vairuotojai pas mus daro. Malonu, kai žmonės po to ateina, padėkoja tau, kad nuvežė viskas, kad buvo viskas gerai ir net nežinau, nesusigraudino mano mašinistas. Man smagu, kad jisai toksai atsidavė savo darbui. Tas visas procesas, savo važiavimo, smagu, nežinau, langą ten atsidarai, vėjelis ten pučia, jau žinai, kad vos ne kapitonas esi ten. Manau, kad ateityje bus ir mašinisčių moterų. Tai manau, kad galbūt ir aš.